Diena prasideda mums atvažiavus į Malagą iš Marbėjos. Atvykus ten, aplankome Pablo Picasso gimtuosius namus. Jis juose gyveno pirmus 9 gyvenimo metus. Ekspozicijoje yra jo pirmieji piešiniai, taip pat ir jo tėvo paveikslai. Parodos kaina – 3 eurai. Pavalgyti einame į vietinę tapas restoraną, kur pietus kainuoja 12 eurų. Po pietų einame pasivaikščioti į miestą po senamiestį. Jame pakabintos kalėdinės dekoracijos. Po pasivaikščiojimo einame kavos į vietinę kavinę. Ten desertas ir kava kainuoja 4 eurus. Po apsilankymo mieste keliaujame į botanikos sodą. Jis už Malagos miesto centro. Parke daug įvairių augalų ir medžiai iš Australijos, Japonijos, Pietų Amerikos, iš viso pasaulio. Ėjimas į parką nemokamas sekmadieniais, todėl nieko neišleidžiame. Iš viso diena Malagoje kainavo 19 eurų be benzino išlaidų. Ačiū, kad žiūrėjote!